Mėly konferencijos dalyviai, iš tiesų malonu matyti Jūs ir man tai primena prieš 3 metus vykusią konferenciją, kuomet mes minėjome Lietuvos katalikų bažnyčios kronikos 50-metį. Taigi veidai, kai kurie tie patys, bet nuotaika ta pati, ta tokia pakeli nuotaika. Ir štai pirmame pogrindžio leidinio aušros numeryje buvo aiškiai pasakyta, kad tai yra tąsa tos senosios aušros ir turi tuos pačius tikslus. Kokiegi jie? Parodyti lietuviams praeitį, teisingai įvertinti dabartį ir padėti įsivaizduoti ateities Lietuvą. Taigi šiuo leidiniu bažnyčios žmonės norėjo pasakyti, kad jiems rūpi ne tik tikinčiųjų persekiojimas, ne tik religijos laisvė, bet jiems rūpi taip pat ir Lietuva. Jiems rūpi Lietuvos kultūra ir kartu tautiniai, kultūriniai dalykai. Kodėl mums krikščionims yra svarbi ir kultūra? Mes žinome, kad Dievas ateina į konkrečią kultūrą. Antrasis Vatikano susirinkimas kalba apie apreiškimo įsikultūrinimą, apie krikščioniškojo tikėjimo pasinerimą į konkrečią kultūrą. Krikščionybė Afrikoje yra vienokia, Lotynų Amerikoje yra kitokia, pas mus yra dar kitokia. Bet tai yra ta pati krikščionybė, tik skirtingų kultūros rūbų apsivilkusi. Taigi, kai įsisiūbavo sovietmetis, buvo pastebėta, kaip yra naikinama savita lietuviška kultūra, brūkama okupantų kalba, iškraipoma istorija, platinama girtuoklystė, o tautinę savimonę puoselėjantys kūrėjai neturi galimybės būti išspausdinti, paskelbti. Ir tada kilo mintis suteikti jiems erdvę. Nors jie ir atrodo bevardžiai, bet už tų tekstų matosi tikrai tokia deganti lietuvio širdis, kuris nori išsaugoti kultūrą ir tikėjimą. Taigi vėl grįžtų prie tų pačių 3 iškeltų tikslų. Parodyti praeitį, teisingai įvertinti dabartį ir padėti įsivaizduoti ateities Lietuvą. Mes jau gyvename toje ateities Lietuvoje, bet aš linkiu, kad šie tikslai vienaip ar kitaip atsispindėtų ir mūsų konferencijoje. Vien tai, kad susirinkome, kad stebime ir dalyvaujame nuotoliniu būdu, rodo, jog mes norime sužinoti apie praeitį, kad mes siekiame teisingai įvertinti dabartį ir taip pat su viltimi žengiame į ateitį. Ačiū Jums už tai.